Labas rytas, Günaydin, merhaba iš saulėtasis Turkijos. Sveikinuosi su jumis iš labai gražios šalies, kuri tikrai yra pamėgta mūsų tautiečių. Tikrai dažnas ją aplanko, tik dėja ne visi all inclusive metu spėja ją pažinti. Tam, kad šitos šalies grožį, šitos šalies kultūrą, tradicijas galėtume atpažinti šiek tiek daugiau ir yra sukurtas mūsų blogas. Prisijunkit, nes šalis tikrai įdomi. Tikrai yra labai gražių vietų, labai gražios gamtos kampelių, labai įdomios tradicijos šitos šalies. Vis dėlto man reikia akinių. Na, taip daug geriau dėl Turkija, o ne kita Viduržemio jūros šalis, ar ne? Ir kągi. Labai paprastai. Šiandien yra spalio 10 diena. Kaip matot, saulė šviečia, dabar yra 9 ryto, tikrai yra karšta. Maudomės, praeitais metais mes maudomės visus metus. Tai maudynių sezoną mes taip ir nepabaigėme. Galbūt vasario mėnesį mes maudėme šiek tiek rečiau, vanduo buvo šiek tiek šaltesnis, apie 18 laipsnių, kaip mūsų Baltijos jūroje vasarą. Bet tikrai čia maudynių sezoną galima tęsti visus metus. Tikrai gražu. Ryte atsikėlus pirmas dalykas, ką mes matome, tai yra palmės, tai yra kaimynai pusryčiaujantis balkone, tai yra jūra, yra tvirtovė, kuri labai gražiai atrodo vakare. Ir klimatas čia yra tikrai, kaip ir visoje Viduržemio jūros pakrantėje, geras. Vasara, žinoma, yra labai karšta, bet ruduo, žiema, kurio praktiškai atitinka mūsų lietuvišką rudenį. Pavasaris, čia jau kovo mėnesį tikrai būna labai šilta. Tikrai turbūt lėmė tą mūsų pasirinkimą atvažiuoti į šitą šalį. Saulėtos dienos. Alanijos regione jų praktiškai 300 plus tų dienų saulėtų. Tai lietus, jeigu čia lyja, tai tikrai labai retai. Tai turbūt klimatas buvo vienas iš pagrindinių dalykų pasirenkant šitą šalį. Tai va, dabar mes gyvename nedidelėme miestelėje, Turkijos pietuose, netoli Alanijos. Ir aš manau, kad tikrai yra kuo pasidalinti. Papasakosiu šiek tiek daugiau apie jų kasdienybę, apie turkišką kasdienybę, apie tai, kaip mums čia sekasi gyventi, kaip čia dėliojasi mūsų gyvenimas, nes mes čia gyvename su šeima, mūsų vaikas lanko turkišką mokyklą. Tai aš manau, kad tikrai gali būti įdomu, galbūt tiems, kurie atostogų metu pasvajodavo, kad tas atostogas gali prasitęsti, tai tikrai įmanoma. Ir tikrai šita šalis labai skirtingai jūs priims. Aš esu sudėtingai sudėlioti mintis. Mano pirmas video truputėlį jaudinasi prieš kamerą, nežinau kodėl. Tiek jaudinasi. Kažkaip galvojau, sklandžiau viskas dėliosis. Tai, kad neteiskit labai stipriai. Esmė tame, kad noriu jums parodyti, pasidalinti, kokia šita šalis graži, kokie čia faini žmonės gyvena svetingi. Iš tiesų, all inclusive, kažkada, kai atvažiavau čia prieš 15 metų, pirmą kartą, man įspūdžio didžiulio Turkija nepaliko. Taip, graži pakrantė, graži gamta, bet kažkodėl likau šokiruota vietinių. Ir turbūt todėl, kad tai buvo Alanija, mes buvom atvažiavusios 2 draugės ir iš tiesų mus čia bandė tempti įvairias parduotuvės. Tai didžiulio įspūdžio iš tiesų nepaliko, buvo šioks toks kultūrinis šokas, bet ilgainiui, pažindama šitą šalį, aš ją labai pamilau. Grįžau čia paskutinių studijų metais pagal Erasmus programą. Ir to laiko buvo daugiau, ir tai buvo Stambulas, didžiulis miestas. Ir aš iš tiesų likau pakerėta tą kultūrą, žmonėmis, jų draugiškumu, jų tikrų nuoširdžių norų padėti. Žinoma, įvairių žmonių yra, kaip ir visur, bet jie tikrai labai atviri, jie nuoširdūs, jie labai daug šypsosi ir tuo tikrai labai paperka.
Blemba, koks nelengvas tas vlogerių gyvenimas.